Labą dieną, gerą rytą, nors jau nebe rytą, jau pietai. Sveiki visiems, kas manęs nežinot, esu vardu Mantas. Naujas veidas turbūt būsiu YouTube kanale, apskritai YouTube, tai va. Susirinkom šiandien šitai mašinai, tai čia yra Cayennas 957 modelis, montuosim lift kitą. Pakaba yra orinė, tik tais biškiuką prisigalvojau savo iššūkių šiek tiek daugiau. Aišku, čia nebus naujiena pasaulyje, bet bus naujiena gal Lietuvoje, sakykim. Tai noriu sudėti 4 colio lift kitą ir sukišti 35 padangas. Ten muterinai, man atrodo, bus. Tai va, žodžiu, esmė tokia, kad suprasti, buvau savo pasidaręs va tokį, tai čia yra 3 coliai, 3 coliam, čia yra nuleisti traversam žemyn, kad būtų normalūs tvarkingi kampai pusašiam, kad nekentėtų važiuoklio. Tai žodžiu, čia yra 3 coliam, tai buvau pasidaręs savo tokį, Zidorius nukosėjo, susidėjo pas save į savo Porschui, tai tada, kad nedaryt taip pat, sakau, reikia pasidaryti biškį daugiau. Tai čia yra traversam ir kaip pavyzdys, priekiniam krankšteinam, čia viršui, kur stovi viršutinė šakė laiko, tai va, skirtumai tokie irgi. Čia yra 3 coliam skirta, beje, tokie patys daros ir spiruokliniai važiuokliai. Ir čia yra 4 coliam palei mano paskaičiavimą, tai nežinau kaip gausis. Tai va, ir pavyzdys varžtų ilgiai irgi, čia taip reiktų laikyti, jeigu palei pusės. 4 coliam 3. Tai kas 3 colių eina į priekį šitie, tai prie 4 colių jau eis į galą, nes galia trumpesnė yra varžtai, priekį yra ilgesnė. Taip pat yra prailginimai amortizatoriaus apačios. Tai šitie eina tokie patys, nesvarbu, bus 4 ar 3 coliai, bus viskas tas pats ar 2 coliai, beje, tai lygiai tos dalys yra tos pačios, skiriasi tik tais čia ir traversai. Tai va. Kol kas yra tiek, skirtumus parodžiau, žiūrėsim, ką reiks nupjauti, ką reiks padaryti čia, kad sukištas padangas, nes, iššūkių bus šiek tiek. Nežinau, žiūrim, bandom, kas gausis, pamatysim. Dar vienas dalykėlis, pamatuokim aukštį, dabar yra iškelta į maksimalią padėtį. Kada perdarinėjai, čia kažką darais, turi užrakinti važiuoklę. Tai iškeli į viršų, užrakinį ir palieki. Tai užrakinta važiuoklė maksimaliam aukštį. Dabar turim priekis 87 cm. Einam į galą, pažiūrim, ką turim. Su galu 8,9 beveik. Sakykime, 89 cm. Pažiūrėsim, kas gausis, kada sudėsim 4 colius. Ir toj pačioj padėti pamatuosim priekį galą. Pašnekėkim dar biškiuką prieš darbus, ką tai mašinai dar darysim. Tai, kažką dar reikia padaryti be lifto montavimo, tai aišku, standartiškai sutrumpinsim, sužeminsim, ar kaip čia pasakyti, žodžiu, buferius biškį nupjausim, priekinį galinį, pasidarysim gal kokį lanką, arba kažką sumąstysim biškiuką kitaip, negu kad nebūtų kaip pas visus. Stogo bagažinė irgi reikia kažką tai sugalvoti įdomesnio. Kaip amerikiečiai sako, baha stiliaus, galbūt, gal kažkokius lankus, lempas, nežinau. Šiaip nemėgstu labai lempų ant stogo, tada jas turi daryti labai giliai, kad neapšviestų panelės tamsu ir ypatingai, kada važiuoju per rūką, tada gaunas šviečia kapotas, panelė, žodžiu, labai nefaina važiuoti, bet atrodo gražiai, tai, dėl to grožio ko nepadarysi, ne? Tai, žodžiu, pabandysim kažką sumastyti originalaus, įdomesnio tokio. Toliau, aišku, standartiškais grotos, iš vidaus, daiktams susidėti visokiam, vežant iš įkrovinį stiklą, kad neišmušt. Šiaip pasiteisinęs dalykas, esu kitose mašinose dariaus, naudojaus, tai labai gerai, ten pasikabinė, nežinau, vaistinėlę, pirštinės, ką tik tais nori. Turistaujant, stovyklaujant, irgi ten visokie prožektoriai, kirvukai, žodžiu, čia jau kas, ką nori, tas tą galit susidėti. Ant kapoto kampų lempas būtinai, čia būtiniausiai, apšvies plačiai, važiuojant tamsiu paros metu labai gerai yra, aš visai akcentuoju daugam šitą dalyką.
Klausia, kam to reikia, bet, stirna ar ten kažkoks žvėris, ne iš priekio atbėgs iš šono kažkurio, tai šiaip visai labai, visai gerai yra matyti tokius dalykus. Tai va, kol kas tiek, nežinau, dar kažkas atsiras arba eigoj, nes čia nebus ne vienas video, bus daugiau apie tą mašiną, bus filmuojama, ką ir kaip mes darysim nuo dabar iki, jau galutinio varianto. Kažką biškį pagražinsim, paklijuosim galbūt, ar aptrauksim visą, dar čia irgi neaišku su šitais dalykais, biškį purvina. Sakė, tikri džipai turbūt purvini visą laiką, tai va, todėl ir neplaunu, bent tiek prie džipo priartėti. Gerai, viskas tada, užteks malt, važiuojam su darbais. Pagaliau dasikasiam iki galinio traverso varžtų, pagrindinio, kur laiko visą važiuoklę, čia tas kitas vadinamas spiruoklė, amortizatorių, tas traversas mažesnis, nežinau kaip jis kitai, bet žodžiu, iš esmės va. Šitie intarpai eis, va, būtent čia dėsis, šitą vietą, jiem varžtus turim ir šitie va intarpai dėsis jau po traversu, tai yra čia ir ten kampe. Vėl turim varžtus, yra originalus traverso varžtas. Ir dėsim šitos. Čia yra ilgis 200 mm, man atrodo, jeigu neklystu. Prie darbų. Tai va. Nuleidom traversą, būtinai pasirėmėt, aš pasirėmiau reduktorių su šituo dankratu hidrauliniu ar kažkokį kitą, ką turit. Ir viskas dedam čia va, šitas va vietas. Čia. Nes čia traversas krūvėt pradėjo. Viskas puikiai pasigavo. Ir kitą dedam ten, į patį kampą. Šitoj vietoj. Ir tokį patį varžtą grūdam. Tiek žinių. Dabar tik aišku prisiveršim. Naudojam patį geriausią suktuką. Bet darbą daro savo. Kartais. Gerai. Per daug neveržiam, nes kitoj pusėje reikia padaryti tą patį. Tik kitam padarysim, tada viską suvaržysim ir tada eisim prie šitų vietų. Čia užtenka visko, nors atrodo čia baisiai, bet ten jėgos yra laidui per akis. Čia užtenka, jo labiau, kad čia yra pilnai dabar yra išstumta važiuoklė, tai tu su tokia važiuoklė, nevažiuosi, mašiną prašiausiai neleis to daryti, nes čia yra pati aukščiausia padėtis skirta servisui. Tai va. Tai realiai, susispaus dar per kokius gerus turbūt 4 cemus. Tai čia laisvumo bus į valias. Tai va, su šitom detalėm, tai jau yra biški daugiau reikalų. Čia yra sudėtingiau jas sukišti. Turi panaudoti pagalbinės priemonės, malką, laužtuvą ir plaktuką kokį biški rimtesnį. Kada spaudi žemyn, tada visa šita dalis paina atgal ir varžtai gaunas jau, šitaip, šitokia pozicija atsistoja. Tai kad nesugadins įrėgių, turi kažkur vėl įsirėmęs, patiesinti. Žodžiu, žiūrėti reikia šitos dalykus. O čia matos žymės biškė užvažiuota buvo, pataisyta, kitaip sakykime, į vietą, kad būtų galima suvestas ašis. Ir susuks varžtus tvarkingai, kad nereikėtų ten po to įrėgių taisyti ir panašiam nesąmonėm užsiminėti. Tai va, tai kol kas tiek einam į kitą pusę. Čia laisvumo vis dar yra. Ir priminsiu, kad čia yra maksimum išstumta, yra serviso padėtis. Tai realiai su tokiu tu net nepavažiuosi. Su šitaip ištrauktais ratais, tai su šito viskas yra gerai. Viskas, kol kas tiek einam ten, kitą pusę surenkam ir su galu bus kaip ir baigta beveik. Išskyrus tai, kad reikėtų nuleisti duslintuvą žemiau.
Nes jau prie tokio lifto remės į traversą duslintuvo vamzdžiai. Bet šiuo atveju šitas bakelis originalus iš viso pjausis. Ir vis tiek V8 reiktų pasiklausyti, kaip skamba. Negi dabar užtylinta, važinėsi su tokia užtylinta. Va, tai čia tokie smulkmenos, vis tiek, kas domėjotės, tai žinot, kad be to neapsieisi, be nuleidimo šito dalyko arba pašalinimo ir ten, modifikacijų. Tai va, dabar keliaujam ten, pabaigiam gal ir eisim prie priekio. Be malkos niekaip. Tai va, kaip minėjau, reiks skylę susigaudyti, nes ir matos, birbiški pabėgė čiučiut iš šono, kadangi šituose dalyse skylės yra labai tikslios, laisvumo nėra, tai va dėl to šiek tiek daugiau žaidimo, bet viskas yra todėl, kad išlaikykim tą tikslumą, sakykim šitaip, kad kiek galima, aišku, tepalo būtinai. Va, pasiekėm, pasižiūrim, pasigavo. Jo. Taip. Čia irgi būtų gerai pasivalyti, nes būna šiukšlių, tada kreivai kažkaip pastatai, tai būtų sunku sugaudyti. Va, daugmaž jau dabar atsistojo į tiesią poziciją. Šitas varžtas biškiuką pakoregavo, kaip sakant. Neišsigaskit, montuoja taip visi, stebuklų nėra. Visi užsienį irgi kiek peržiūrė tą video, kas ten pirmi darė, kaip darė, tai visi darė lygiai taip pat. Stebuklo nėra, kaip sakant. O, ant kiek tiksliai pasigavo. Tiksliai, bet užtat nėra tikslumo kitoj vietoj. O, pagavom. Čia sudėtingiausi procesai šitoj vietoj. Arba per anksti pasidžiaugiau. Saka, nesakyk op, neperšokės, ne? Kiek niutonų veršt, kiek jėgos yra. Viskas, dar nepamirštam, aišku, traverso varžtus persivaržyt ir bus viskas. Nu, da, biškiuką. Все, galim eiti prie priekio. Ką mes čia darom? Imam lempas, kad nuimt buferį, kad nuimt bakelį galinį. Nu, žodžiu, gerai, ką variklą dar nereikia išimt. Bet kokiu atveju šitoj vietoje, kaip prieš tai minėjau, nusiiminės viskas, čia neliks. Ten lieka tokie, toks bortelis užsikabintai, vieni nusipjauna, kiti ne. Nes pjausim, nepaliksim, nes daugiau čia niekada nebeužsidės šitie dalykai. Bus kažkaip taip.
traukiam liustras. Sakė, kažkaip lengvai turi išsiimti. Nepasakyčiau. Biškį patraukė, tipo. Ir viskas. Nu, mano kantrybė nebegalinė. Gerai, pagalbinių priemonių einam. Gerai. Rekomenduoju, nekiškit atsuktuvų tokias vietas. Suskilus, sutrūkus, tą progą patuninguosim, ką nors. Čia viskas. Bus toliau čia kampe. Čia kažkur dar turėtų būti. Apačioje viskas atsukta. Traukiam kitą pusę. Nu, nice. Nu, universalus daiktas, blemba. Čia va. Kas svarbiausiai, tos bairius pamatėm tik tais, kai mašina atsirado pas mumis. Nu, ne perikupai, nemokam pirkti. Čia blemba. Kokie bajeriai. Ups. Ale kažkas kažkur da laiką, ką? Kur įdomu? Čia tai viskas palaida. Čia viskas jau irgi. Čia kažkur kažkas tai. Ops. Va, pasirodė visi išpakliuoti grožiai. Nu, tai jų mes tikrai nei parduosi, nei ką čia va. Dažyta, prišpakliuota, pridaryta. Nebus man ryščių. Bus va čia nuriešta. Ir viskas. Gerai. Šiandien baigiam nesąmonėm užsiminėti. Pratęsim kitą dieną, ne? Gerą dieną dar kartą. Antra dalis lifto montavimo. Per pirmą dieną nesuspėjom viską padaryti. Nu, bet savaitgalis, nesiplėčiasi čia taip jau labai maikės, reikia ir pailsėti ir visą kitą. Tai va, tai ką padarėm, sudėjom galą, nuėmėm bamperį, reiks prieiti ten duslintuvą nusipjausim, visą kitą, vis tiek įdomu pasiklausyti garsą. Va, tai šitą pasidarėm, toliau bus jo duslintuvas dar, prisižemint bamperį, dalį jo, tvarsme, nuimti, užsidėti ant likutį tą viršutinę dalį tik tais. Bet pagrindinis dalykas šiandien tai yra sudėti į priekį lift kitą. Tai visos va šitos dalis, va, šitie dalykėliai, šitie, nu ir traverso nuleidimai. Tai va, kol kas tiek.
mažiau malkim ir eikim dirbti. Nukansinsim lempą. Patogu visiems. Ir savininkam pasikeis lemputės, vagilkam. Op, nėra. Ateini, žiūriu, nėra štukytės prieki. Gerai. Nu. Būtų geriau, jeigu būčiau fiškę numovęs. Gerai bus ir su lemputė. Kiek čia? Kiek plasmasės daug. Ir kaip jis čia visas sulūžęs. Nieko nepadarysi. Yra kaip yra. Tai vat, kaip nuleidinėja traversą priekinį, pasiremėt su hidrauliniu dankratu, bet remetės va šitą vadalį, va traversą vieną arba kitą pusę, todėl kad šitas traversas laiko tik tais važiuoklę. Ten dar giliau, o čia maždaug per vidurį, palei karterį yra aliuminė tokia detalė. Tai tas aliuminis balkis laiko patį variklį. Tai už tos detalės nelaikykit, nes ten laikysit, lydinėsit traversą, traversas pokštį nukris. Todėl, kad jis laiko tik vairo kolonėlę ir va, šakės, stabilizatorių. Tai yra kaip paskiros dalis. Nu, čia tokia biški traversų karalystė šitoj mašinoj, bet nu taip yra. Tai va, tai toks vienas pastebėjimas, nes laikysit už ten, nu, bus biški ne taip, kaip tikitės. Rezultatą netokį gausit. Nu va, kada pasileidinėja traversą, pasileidžia, nu, gal ir šonais, vieną šoną arba kitą, aš pasirinkau atvirkščiai, priekį traversą, po to galą. Tai va, tai atsisukam, galinius varžtus, aišku, paliekam, biškai atleidžiam jos, bet, nu, paliekam ten kažkiek įsukta dėl saugumo, kad nieks čia niekur nenukristų. Viskas, dedam ilgus varžtus. Nu, viskas pasigavo. Tai lygiai tas pats susukam, tik tais neužveržiam. Veržti reikės jau vėliau, kada nu, susirinks ir galinė traverso dalis. Tai va, pasikartosiu, traversas laiko tik tais vairo kolonėlę, apatinę važiuoklės dalį, stabilizatorių viskas. Variklio nelaiko, variklio laiko yra atskiras aliuminis traversas. Beje, šita dalis va, ir yra to traverso aliuminė. Va šitą daiktą reiktų nusipjaut, nes nenorit nulaužti, va ten yra, kadangi aktyvi važiuoklė, yra daviklis ir galit nuplėšti jį. Nes kada pasilgins apačią amortizatoriaus, biškai amortizatorius pais čiučiut atgal ir sukinėjant vairą užkliūsit ir nulauž visą daviklį į šitą dalį. Tai tą dalį turit nupjauti. Dar paskui, aišku, sakysit, per siaurą gal šitą šaibą. Tai iš principo jos užtenka, nes va, atrama vis tiek gaunas tik tai šitą, tai atramos plotis gaunas, nu lygiai tas pats, kaip tik tiek, kad čia kvadratinė detalė, čia apvali. Tai tą šaibą gali daryti va tokią, bet vis tiek liečias tik tais va šitą plokštumą, matos biški kampai.
Tai, nu, dėl grožio, okei, aš sutinku, gal čia reiktų plačiau daryti, bet koks tikslas to, tai nežinau. Nes techniškai tai nebus skirtumo, o jau su 3-5 padangom, riebiai su iškeltą mašiną, reikia nepamiršti, kad svoris 2,5 tonos, nu šitą kažkodėl 2,6 liktais sveria, kai svėriau, tai va, tai nu jau neprilakstysi posakiuose, nesportinę mašiną. Tai teks, beje, ir jaučias iš tikrųjų su aukštom padangom, jaučias, kad mašina biškai plaukioja, nes teko Norbės va pavairuoti. Tai jo, tai tokia biškiuką daržinė ant ratų, nu bet čia ir jau, sakykim, tikras džipas. Svarbu neplaut, kad tikresnis būtų. A, jau kalbama, ne? Tai apibendrinam pirmą dalį montavimo, sakykim. Tai ką padarėm, tai priekinį traversą nuleidom. Gale, jau kaip minėjau, gale pilnai viskas ten padaryta, išskyrus dar duslintuvą dasibaigti ir bamperį, viskas. Daugiau ten viskas padaryta iš techninės pusės. Priekis jo čia sumontuota, dabar liko tik tai sudėti prailginimus amortizatoriaus apačios. Ir šitoj vat vietoj čia su viršinį kronkšteiną visą nuleis, kuris laiko viršutinę šakę. Varžtai čia, žodžiu, kas keisit kantrybės, nes bus ką veikti. Nes vienas varžtas yra va čia, iš tos čia matos giliai. Būtinai turit nusiimti apsaugą, visą šitą apdailą, valytuvus. Tai vat vienas skersai varžtas čia, vienas varžtas čia ir vienas varžtas čia. Ir kadangi čia yra lietuviška kuro sistema, kurią labai visi mėgstam dujos, tai čia jos yra, taip sudėtos, kad čia yra įdomiau prie šitų dviejų varžtų, kur šiaip visi keikės dėl šito varžto. Tai šiuo atveju dėl šitų reiks keiktis, nes ten tai gan normaliai, o čia turi pasitraukti reduktorių, vožtuvą, atsijunginėti, žodžiu, daug dalykų. Ir kai esat nedujininkai, namuose to nedarykit. Aš darysiu. Ką daryti? Toks, kam dabar lengva, kaip pasakytų. Ir žodžiu, tai va, tai kol kas yra tiek. Kita dalis turbūt ir bus, kaip mes viską užbaigsim, sudėsim ratus, žiūrėsim, kaip tiks jie, labai įdomu. Gale pasimatavus tiko labai neblogai, ganėtinai ten arčiau arkos, ratas biškį priekį paėjęs yra, bet tarpas yra pakankamai, nemažas, viskas bus gerai. Plius tiek ratai didelį arką išpildyta gaunas, nebus tų tokių tarpų, kur nedekvačių, kur ten priekį mažas, gale ten 2 kulokai lys, tai taip nebus. Ir priekį, kas man šiaip įdomiai buvo, aš kada pasimatavau vakar, tai gaunas taip, kad žodžiu, kad ratas irgi kažkodėl tai jisai labiau priekį yra ir jis gausis taip, kad klius už bamperio, o pro slenkstį gali būti, kad ir praeis. Tai va, čia yra labai įdomu šitą vietą, nes teko girdėti, labai čia priklauso nuo rato išnešimo, padangos pločio, taip toliau. Tai teko girdėti, kad 3-5 padangas idėja nepjaustė šitų vietų ir žinau, kad yra žmonių, kas su 3-3 padangom pjausto. Tai va čia yra įdomu. Čia yra žaidimas, tai šitą pasižiūrėsim, kaip čia kas gausis, bet tikėkime, kad reiks mažiau tų dalykų daryti ir būtų labai gerai, kad nereikėtų pjaustyti slenkščio galo, nes jis yra išlindęs ten apie turbūt kokius 4 gerus centimetrus, tai dažnai nupjauna, skardai virina, ir viskas, ten nudažai, epoksidiniais visokiais dažais, taip toliau, ir viskas tvarkoj, kaip ir, bet, sakau, tikiuosi nereikės, nes taip prisidėjus vakar primečiau, kad galbūt ir praslysim su šitą vietą, būtų šiaip labai gerai, tai va. Toliau bus dar darbų su šitą mašiną, tai siekit ateityje. Kaip čia dabar ant galo visi sako, jeigu jau pažiūrėjai video iki galo, spaudi laiką, subscribe, pakomentuoji, ką nors teigiamai, neigiamai, čia jau kaip kas norit, savo nuomonę išreiškit, kritiką, nes
pirmas video, tai čia pirmas blynas, tai čia turbūt bus pusė nesąmonė prišnekėta, ko gera, bet, nu, kaip sakant, kas nedaro, niekados ir klaidų nedaro, ne? O mes, kaip sakant, darom, bandom, žiūrim ir matysim, kas gausis. Tai va, iki.